Į Japoniją esu keliavusi 2 kartus ir pastarąjį kartą ten keliavau 5 savaitės. Šiandien noriu pasidalinti labai išsamiai ir detaliai, kiek man kainavo šitą kelionę. Skrydis man kainavo 690, už apgyvendinimą iš viso už 5 savaitės aš sumokėjau 890 ir esu apsistojusi ir viešbučiuose, ir Airbnb, ir hosteliuose. Tuomet aš Japonijoje aplankiau 7 miestus ir už tarpmiestinį transportą tarp jų, tai ten autobusai, traukiniai, aš sumokėjau 200 eurų. Už pavalgymus out ir tų pavalgymų out aš turėjau nemažai, aš minimum kartą per dieną per visas 5 savaitės kažkur out valgydavau. Ir nežinau, kodėl taip galiausiai ir nepasakiau, bet iš viso už 5 savaitės sumokėjau 250 už pavalgymus out. Tuomet aš naudojau eSIM internetą, kol keliavau Japonijai ir už 20 GB aš mokėjau apie 22 eurus. Kalbant apie internetą, noriu papasakoti apie šio video partnerius Seili, kadangi kai tik atskridau į Japoniją, aš iš savo interneto tiekėjo gavau žinutę, kad ten sveikiname jūs Japonijoje ir pasiūlymus įsigyti jų planus. Už 100 MB per dieną 6 eurai arba už gigabaitą 19 eurų. Kaip vienkartinė suma, gal ir nėra tokia didelė, bet kadangi aš planavau 5 savaitės ten prabūti, 5 savaitės yra 35 dienos, 30 kart 6 yra 108, plus 5 kart 6, tai 210 eurų. Gautusi 210 eurų. Bet aš labai džiaugiuosi, kad būtent kai pirmą kartą skridau į Japoniją, aš sužinau, kad egzistuoja toks dalykas kaip eSIM, nes, kaip ir minėjau, už 20 GB, kurių man užteko tom visom 5 savaitėm, aš sumokėjau tik apie 22-24 eurus. Ir jūs tai galite padaryti dar pigiau, kadangi yra mano nuolaidos kodas, kuris galioja visom šalim, visiems planam. Seili, labai ačiū, kad parėmė šį video, o jūs, kai keliausite ar į Japoniją, ar tiesiog į užsienį, labai kviečiu išbandyti šią programėlę, kad tiesiog visur turėtumėte ramę galvą interneto ir taip pat nepermokėtumėte už savo mobilius duomenis. Tuomet už maistą iš parduotuvių, tai tiek aš pirkau jau paruoštus patiekalus, tai tarkim sushi, bet kurie buvo supakuoti parduotuviai, tiek produktai, kuriuos gaminausi namuose, ko iš tikrųjų nebuvo daug, aš Japonijoje labai mažai gaminausi namuose maisto, tai mokėjau 200 eurų, nes dažniausiai, kai aš keliavau Japonijoje, tai aš 1 ar 2 patiekalus pavalgydavau out ir kitus 2 patiekalus, tai ten pusryčius ir vakarienę, aš imdavau arba iš japoniškų tų convenience stores, ir ten būdavo ir sushi, ir onigirių, ir ramenų, ir šiaip visokių patiekaliukų. Tenais aš kartais užeidavau ten tipo paimti 1 patiekalą, bet prisimdavau dar visokių snacksų. Už viešą transportą aš sumokėjau 40 eurų. Ir daugiausiai čia buvo tokiai. Tas tokius yra gigantiškas, tai tenais tiesiog, kad nusigauti iš vieno rajono į kitą. Labai daug važinėjau ten metro, daugiausiai realiai tų kem eurų ir yra tokiai. Tuomet už kavą ir mačią aš sumokėjau 100 eurų, nes aš be kiekvieną dieną kažkur pirkdavau. Japonijoje šiaip yra toks dalykas, kurį aš pastebėjau, tenais yra nebrangu valgyti out, bet kava su mačia, tai aš atsimenu, aš dažniausiai mokėdavau apie 5 eurus už puodelį, tiek kavos, tiek mačios. Labai dažnai man būdavo realiai, kad aš per dieną mokėdavau tą pačią sumą tiek už savo kavą, tiek už savo patiekalą. Čia tuomet tiesiog, jeigu keliausite į Kyoto ir kadangi Kyoto yra gana populiarus miestas, į kurį keliauja Japonijoje, tai tenais yra turistų mokestis 9 eurai. Tuomet pramogos man kainavo 50 eurų ir aš realiai pagrindė Japonijoje naudojuosi nemokamom pramogom. Vaikščiau po parkus, po šventyklas. Japonijoje visos šventyklos praktiškai yra nemokamos aplankyti. Ir realiai už ką aš sumokėjau, tai man atrodo, vienintelį kartą už ką mokėjau, tai už gaminimo pamoką. Šitą gaminimo pamoka kainavo 5 eurus ir dar už kažką aš sumokėjau 6 eurus, ko nepamenu. Už rūbų skalbimą aš mokėjau tik 8 eurus, nes dažnai hosteliuose ar Airbnb, kur apsistojau, ten jau tiesiog ėjo į kainą rūbų skalbimas. Ir dar už vaistus sumokėjau 14 eurų. Tai iš viso 5 savaitėm gavosi 2500 eurų ir iš esmės be bilietų gavosi 360 eurų per savaitę. Tai dabar kas liečia skrydžius. Kai aš pirmą kartą skridau, tai aš skridau iš Varšuvos ir labai rekomenduoju tenais pasižiūrėti iš ten pigių skrydžių, nes iki Varšuvos galima nusigauti Flixbusu, traukiniu. Tai aš tiesiog žiūriu per Kyivį, pasirenku visą Lietuvą, visus Lietuvos miestus ir Varšuvą. Dar rekomenduoju šį pasiekti puslapį pirmyn atgal, nes tenais dalinasi dažnai labai gerais dylais. Ir aš tenais pati kartais pamatydavau, kai būdavo gerų nuolaidų į Japoniją skristi. Dar vienas variantas, su kuriuo aš skridau pastarąjį kartą, kai keliavau į Japoniją, tai su SAS oro linijom, nes jie turi savo Youth programą. Tai tiesiog, jeigu jums nėra 26, jums yra pigesni bilietai, aš tiesiog įsijungiu programėlę ir vis karts nuo karto pažiūriu, ar jie nesiūlo kažkokių pigių skrydžių. Kas liečia apgyvendinimą, tai yra keli variantai, kur galite apsistoti. Aš asmeniškai neatsimenu, kad būčiau mokėjus brangiau 5 eurų per naktį, nes Japonijai netgi geri viešbučiai būna su labai gerom kainom. Mano pasiūlymai, jeigu norite nepermokėti už apgyvendinimą, yra visų pirma, yra tokie Ryokan, tai čia yra tokie labiau tradiciniai japoniški viešbučiai, tai šiaip yra tokia labiau tradicinė atmosfera ir aš mokėjau apie 6 per naktį. Tuomet, jeigu norite labiau paeksplorinti Japoniją ir pažiūrėti jos mažesnius miestus, tai aš ką dariau, kai buvau Japonijai, aš
tiesiog atsidariau Airbnb, aš keliavau į Osaką ir aš tik pasižiūrėjau, kokie yra šalia Osakos netoli mažesni miestai ir pažiūrėjau, ar įmanoma iš Osakos iki ten nusigauti traukiniu ar autobusu ir radau taip tokį žiauriai random miestą Kada. Ten tiesiog buvo kažkoks žvejų miestelis. Ten aš radau Airbnb kambarį už 18 eurų per naktį ir jie ten ir dviratį davė išnuomoti ir atsimenu, paskutinę dieną vakarienę mes kartu pasigaminom. Tai šiaip šitas Airbnb buvo vienas tokių įsimintiniausių iš Japonijos. Šiaip Airbnb Japonijoje nėra labai brangus, bet jeigu jūs dar šiek tiek patyrinėsite mažesnius miestelius ir jeigu kaip aš mėgstate tokius tiesiog random, kur nebus turistų miestelius, galite rasti labai nebrangių Airbnb. Kitas gana populiarus apgyvendinimo tipas Japonijoje yra kapsuliniai hosteliai, bet ypač Tokijui ar Kyoto. Jie lyginant su įprastais hosteliais suteikia gerokai daugiau asmeninės erdvės. Tai aš mokėdavau apie 20 eurų per naktį max, ar ten 25 už tokį hostelį. Tuomet, kas liečia maistą, aš net neatsimenu iš tikrųjų, kad aš dažnai kažkur Japonijoje matydavau, ten kainuotų nuo 15 eurų už patiekalą. Iš mano patirties dažniausiai patiekalai įprasti paprastoji kaviniai kainuodavo iki 10-12 eurų už patiekalą. Bet turiu 3 patarimus. Pirmas, įsivesti į Google Mapsus Teishoku NC kodu. Jūs taip rasite kavinės, kurios serviruoja patiekalų tokius kaip rinkinukus, kur dažniausiai būna žuvis kaip pagrindinis, ryžiai, miso sriuba ir tada jau priklausomai nuo kavinės kažkokie dar patiekaliukai. Tai ten gali būti ar omleto gabaliukas, kažkokios daržovės marinuotos. Aš esu mokėjus dažniausiai kokius 6-7 eurus už tokį visą setuką. Tuomet parduotuvėse, ir noriu akcentuoti, kad parduotuvėse pirkti paruoštus patiekalus, nes labai populiaru yra juos imti iš convenience stores, bet jūs tą patį ten, nežinau, ryžių boulą galite nusipirkti pigiau iš parduotuvės. Ir tenais dažniausiai dar būna žymiai didesnis pasirinkimas, tai dėl to, jeigu jūs norite prieš grįžtant į viešbutį nusipirkti kažkokį patiekalą, kurį suvalgysite, tai aš rekomenduočiau labiau nueiti į parduotuvę, jeigu yra kažkur netoli ir iš ten nusipirkti. Trečias dalykas tai yra sushi traukinukai. Čia man buvo vienas mylimiausių dalykų. Ir jie turi tokį tinklą kaip pavyzdžiui Kura sushi. Jis yra labai pigus. Ten vos ne už vieną sushi lėkštutę galite sumokėti iki euro, bet tenais nebus kokybiškiausia žuvis. Bet netgi geros kokybės sushi traukinukuose dažniausiai nėra baisiai brangus. Ir ten šiaip yra labai fainas konceptas, kad tu ateini, ten yra arba meniu ir tu gali paprašyti šefo, kad jis pagamintų tau iš meniu tą sushi lėkštutę, kurią nori. Arba, kadangi tai yra traukinukas, tai ten tiesiog yra toksai rotuojantis apvalus stalas, ant kurio važiuoja daug sushi lėkštučių. Ir jeigu tau kažkas skaniai atrodo, tiesiog galėjo pasiimti ir valgyti. Ir po to pagal lėkštučių spalvas skaičiuos kainas. Čia šiaip yra žiauriai faina patirtis, bet ir dažniausiai tai yra labai nebrangi opcija pavalgyti. Ir ten galite gerti unlimited matcha. Just saying. Ir šiaip, jeigu norite labiau išvengti turistinių vietų, ką rekomenduoju pabandyti padaryti, tai tarkim, jeigu norite rameno ar sushi, į Mapsus įsivesti tai ne angliškai rašant, o išsiversti į japonų kalbą ir rašyti hieroglifais. Ir tiesiog taip yra didesnė tikimybė rasti daugiau vietinių vietų. Ir kitas dalykas tai, kad patys japonai nelabai vertina vietas pagal Google Mapsus. Aš asmeniškai esu ėjus į vietas, kurios ten turi 3,5 įvertinimą, 3,9 įvertinimą ir jos buvo žiauriai geros. Japonai naudoja tokią programėlę Tablelog, tenais galite rasti, kaip patys japonai vertina įvairias kavinės. Ir dar, jeigu meniu nėra angliško, tai čia dažniausiai yra geras ženklas. Šiaip prieš keliaujant į Japoniją rekomenduoju tiesiog atsisiųsti Google vertėją. Aš dažniausiai tikrai valgydavau labai skanų maistą ten, kur nebuvo jokio angliško meniu ir kur manęs irgi angliškai nesuprasdavo. Tuomet, kas liečia transportą, tai aš asmeniškai esu važiavusi ir su autobusais, ir su traukiniais. Su traukiniais aš dažniausiai tiesiog pasigooglindavau per Mapsus, su kuriuo man važiuoti, o autobusai tai noriu tiesiog parekomenduoti įmonę Wheeler Express, nes tiesiog pas juos nėra brangus autobusai, pas juos yra naktiniai autobusai, tai čia dar sutaupote ir nakvynės. Aišku, kiek jūs norite važiuoti to naktinių autobusų, tai čia yra kitas klausimas, bet faktas tas, kad galite taupyti nakvynės. Ir kalbant apie greituosius traukinius, šiaip jais prisivažiuoti yra žiauriai kietai ir nors yra brangesni už paprastus traukinius, bet aš tiek rekomenduoju tai padaryti, nes tiesiog pati patirtis yra labai faina. Ir gana populiarus dalykas tarp keliaujančių Japoniją yra tas GR Pass. Nusiperkat vieną pasą savaitei, 2 ar 3 savaitėm. Ir jūs galite neribotai važinėti tais greitaisiais traukiniais, kai kuriuom Tokijos metro linijom. Man atrodo, nuo praeitų metų jis labai pabrango ir dabar tos kainos yra už savaitę 300 eurų, už 2 savaitės 500 eurų ir už 3 savaitės virš 600 eurų. Tai yra toks GR Pass Calculator, tai tiesiog galite su tuo skaičiuotuvu pasiskaičiuoti priklausomai nuo to, kur ir kaip jūs norite keliauti į Japoniją, ar jums apsimoka jį imti ar ne. Bet man kiek teko skaičiuoti, tai dažniausiai neapsimoka jį imti ir labiau apsimoka pirkti atskirai. Tai iš šio video būtų tiek. Jeigu dar turite kažkokių klausimų apie Japoniją ar norėtumėt kažkokio konkretaus video apie Japoniją, tai būtinai parašykit komentaruose ir visiems iki kito video.